Sveiki laidos sėkmingi žmonės klausytojai. Su jumis Marija Glorija ir šiandien noriu Jums pristatyti sveiko gyvenimo būdo bei finansų konsultantą, svetainės Tavo tikslas LT autorių, sėkmingą šeimos vyrą, mylintį tėtį ir mano puikų bičiulį Jurgį Šnioką. Labas vakaras, Jurgi. Labas vakaras. Jurgi, pirmasis klausimas tau, kokiosgi buvo tavo vaikystės svajonės? Mano vaikystės svajonė buvo dainuoti, būti scenoje. Labai patiko man statyti tokius medinius namus savo bute. Patiko deginti žaislus. Ir šiaip važinėti su dviračiu. Gerai, o kokios tas svajonės, nuo kada norėjusi pradėti savo dainininko karjerą? Kiek pamenu, mane statė ant taburetės ir sakė, Jurgi, padainuok. Ir aš dainavau, man labai tas patiko. Ar išsipildė šį svajonę, ar šiuo metu dainuoji? Be abejo dainuoju, bet dėja kol kas neprofesionaliai. Apie profesionalaus dainininko karjerą nesvarščiau. Tiesiog man tai atrodė, kad iš to negalima pragyventi. Bet jeigu būna koks gimtadienis, šventė, koks nors balius, aš visada ištraukiu gitarą arba paimu mikrofoną į rankas ir duodu džiazo. Būtinai reiks pasikviesti per savo gimtadienį, jisai artėja. O kokios tuomet realistinės tas svajonės buvo? Kokius mokslus baigsi? Ar svajoji būti šeimos tėčiu? Galbūt kažkur iškeliauti norėjai? Realiai aš neturėjau tokios kaip svajonės, kur studijuoti. Visiškai nežinojau ir buvau pasimetęs ir, sakyčiau, tik visai neseniai aš pradedu tik atrasti ir pradėjau suprasti, ko aš norėčiau būti. Nes aš turėjau vyresnį brolį ir turiu jį, Algirdą. Jis yra policininkas, o kaip žinot, vyresnius brolius mes linkę mėgdžioti ir aš labai norėjau turėti uniformą, norėjau būti toksai gražus, kad visi mane žiūrėtų. Tiesiog aš net nežinojau, man buvo vienintelė mintis stoti į policiją, taip, bet džiaugiuosi, kad mane ten nepriėmė. Ir kas buvo tada? Tada aš nusivyliau ir ėjau stotis į VGTU. Statybos inžinierija, dėl ko? Tiesiog aš nežinau, net nesivaizdavau net kitų specialybių. Aš buvau per vasaras, kaip haltūrinau strojkėse, statybose ir ten maišiau betoną, ten kasiau duobes ir galvoju, ką aš iš tos VGTU sąrašo pažįstu, tai tik tai statybos inžinierija. Aš net nenutukiau, ant kiek tai yra sudėtinga. O kaip darbas? Ilgą laiką dirbai statybose? Ar tai buvo svajonių darbas, kurio taip norėjai po studijų? Ne. Turbūt mane klauso, tai galvojat, čia Jurgis pasimetęs, ten ar vienintelis, kuris prisipažino. Tai ir kadangi aš mokėjau dirbti statybose ir įstojau į statybas, man buvo logiška dirbti statybose. Ir aš pradėjau dirbti projektavimo darbą, projektuotojai Šiaip man patiko piešti vaikystėje ir man tas braižymas visai buvo mielas. Tiesiog AutoCAD'o aš neišmokau universitete, nes jo dar nebuvo, jis buvo toksai dar labai senovinis ir mes piešėm ranką prie tų braižymo lentų, o kai teko jau braižyti realius brėžinius su kompu, man tiesiog buvo gėda prisipažinti, kad aš nemoku braižyti ir aš kiekvieną kartą prašiau, o kaip nupaišyti statmeną liniją, kaip nubraižyti ten trikampio, kaip čia apskritimo, kaip jį ten išcentruoti ir panašiai. Tiesiog aš jaučiau tokį kaip kompleksą, kad aš nesu pakankamai išsilavinęs, gal man trūksta žinių, kompetencijos ir man buvo sunkiausia tai pripažinti. Ir dirbau tą statybos darbą ir vis dėlto vis tiek svajojau apie tą uniformuotą karjerą. Svajojau ir galvoju, baigęs statybą reikia pabandyti. Beje, kaip įstojau statybos inžineriją, aš dar nuėjau į krašto apsaugos savanorių pajėgas. Tai yra Vilniuje toksai padalinys, kai tu gali suderinti ir mokslus, ir karininkų, pavadinkim, tokį kaip tarnybą. Kai kurie vien tam, kad neįti į kariuomenę, aš ėjau tam, kad uždėti tą uniformą ir džiaugtis paėmus ranką šautuvą. Tiesiog faina jaustis vyrų ir tokių, kai visi bijo to, aš pat ten einu. Ir aš savanoriu buvau 5 metus ir kai jau baigiau magistrantūrą, statybos inžinierijos puikiai baigiau, aš nuėjau į Lietuvos karo akademiją. Tai vėl parodo, kad aš blaškiausi net kai jau turėjau 2 išsilavinimus. Ir man visai patiko ten tarnauti ir mokytis ir tikrai buvo didelis intensyvumas ir vėlgi man buvo tokia pagarba nešioti tą uniformą. Ir antra priežastis, man trūko finansinio saugumo, nes dirbant statybos bendrovėje man visada buvo toksai dalykas, kai mokėjo juodais. Nežinau, kaip buvo kitur, bet kiek aš supratau, visur mokėjo statyboje juodais ir
Aš norėjau ir savo būstą, aš norėjau ir turėti šeimą kažkokią. Svarbiausia, finansinį saugumą, aš nekalbu apie nepriklausomybę, bent saugumą, kad apmokėti sąskaitas, kad turėt mašiną, turėt būtą, turėt iš ko nusipirkti rūbų ir maisto ir galbūt kur nors išvažiuoti. Ir nuėjau aš tą kariuomenę. Bet pabuvęs ten pusę metų, aš supratau, kad ten gauti man darbą gan sudėtingai, nes aš neturiu nei pažįstamų majorų, nei pulkininkų. Nesvarbu, kad aš baigiau ten visus egzus su 10-ukais ir gavau atsargos karininko leitenanto laipsnį. Niekas man darbo taip nedavė, o kur paimti aš vėlgi nežinojau. Po to aš grįžau vėl į statybą ir pradėjau dirbti jau fasadų kompanijoje, dirbti su aliuminio vitrinom, fasadais didžiuliais, ką matot Vilniuje, stikliniai pastatai, tai yra mūsų darbas ir vienas iš mano pirmų objektų buvo Vyčių vandens parkas. Nueikit, išsimaudykit ir žiūrėkit į viršų, ten yra viršų mano stikliniai stogai. Tai žodžiu, tokios kaip svajonės nebuvo, ar ne, nebuvo kam išsipildyti, tačiau mes susitikom su tavim Anthony Robbins seminare, ar ne? Nuo tada prasidėjo mūsų ta bičiulystė ir iš tikrųjų, galima sakyti, net sielos bendrystė. Ir tuomet tu pasakei, kad kažkur atsirado tos širdyje kirbančios svajonės ir kaip jas pavyko tau įgyvendinti, ar galbūt esi tame procese svajonė įgyvendinimo. Taip, mes su tim susipažinom ASLCD kovo seminare, kur kaip tik mums pardavė galimybę nuvažiuoti ir gyvai pamatyti Anthony Robbins. Tu man realiai iš karto pritraukė dėmesį savo aktyvumu, kad pas tave kažkoks yra brandulinis užtaisas, o kadangi aš dar prie to turiu sveikatingumo verslą ir visur aš ieškau, pavadinkim, partnerių ir žmonių, aš be abejo su tavim pakalbėjau, bet kadangi žmogus dar besišypsantis, įdomus ir dar domisi sveikata ir aplamai toksai fainas, kodėlgi nesusipažinus, tai mes taip ir bendravom. Tai. Kai jau čia visiškai kita istorija, kaip mes atsiradom šitam seminare Anthony Robbins, tai galėsit užeiti mano tinklapį Tavo tikslas LT, ten yra interviu su Donatu Bliku, kur aš visą tą istoriją pasakoju, kaip aš ten priimiau tą sprendimą, kai neturėjau nei pinigų ir turėjau tuo momentu tik tai gimusi vaiką. Ir nuvažiuoti Anthony Robbins, kur bilietas tikrai nepigiai kainavo ir su apgyvendinimu, su skrydžiu tuo laikotarpiu buvo tiesiog didelis iššūkis. Bet aš priėmiau sprendimą. O vis dėlto, tiem žmonėm, kurie tingėtų nueiti į tinklalapį tavo ir pasiskaityti, gal galėtum trumpai papasakoti tą istoriją, nes jinai iš tikrųjų yra žavinga. Trumpai. Gimė vaikas. 3 mėnesiai vaikui. Žiema. Tybose žinot, kaip žiema būna. Yra galimybė nusipirkti bilietą. Kainuoja nepigiai. Mano visas atlyginimas dar turbūt neužtektų, galbūt 2 atlyginimai, jeigu tai paėmė su visom kelionėm, o reikėjo priimti sprendimą tą pačią dieną, jeigu nori, kad kaina galiotų. Ir aš pagalvojau, ar aš noriu vėl ieškoti savo pasiteisinimų, ar pagaliau vyriškai padaryti sprendimą ir nuvažiuoti ir padaryti tai, ką aš privalau padaryti. Tai va trumpa istorija. Šiaip tai buvo vienintelė kliūtis gal žmona. Nekliūtis, tiesiog priežastis, dėl ko aš abejojau. Galvojau, kad mane pirmas dalykas jį užmuš, antras dalykas, kad prakeiks, trečias dalykas išvarys iš namų. Bet pavadinkim, palaimino mano sprendimą, sakė, kad nejaugi aš tave laikysiu ir tikiuosi, kad ta investicija atsipirks. Man tai buvo vėlgi dar iššūkis ir signalas, kad tikrai aš panaudočiau tą žinias, kur aš ten turėčiau gauti, nes aš važiavau net nežinodamas, koks aš ten grįšiu. Tai ką ten atradai seminare? Ar atradai save, ar atradai naujas galimybės ir ar pasisekė jas įgyvendinti grįžus? Nes daug žmonių sako, kad važiuojame į Anthony Robbinsą, ten gyvenimai keičiasi, apsiverčia aukštinkojom. Tai kaip tavo gyvenimas po Anthony Robbinso seminaro? Čia norisi ir palikti tokios intrigos, bet vieni mano partneriai pasakė, kurie buvo šitam seminare. Vienas pasakė, turbūt nevalgysi mėsos, kitas pasakė, galbūt iš darbo išeisi. Ir kai aš grįžau, taip ir vyko. Aš nustojau valgyti mėsą, bet prisipažinsiu, dabar vėl pradėjau ją valgyti, aišku, gal saikingiau, tiesiog gal pusę metų aš nevalgiau raudonos mėsos. Tuo momentu vėlgi atsisakiau alkoholio, pilnai. Prisipažinsiu, vėl šiek tiek pradėjau vartoti vėl, nedaug, tikrai ten gal ar vyno taurė, arba ten alaus bokalas rytai, bet vėlgi intensyvumas žymiai sumažėjo, tai aš nenoriu ten kabinti makaroną, kad viskas ten zavizal 100%. Norisi ir likti truputį ir gal normalių žmogų. Tai va, to, kas liečia karjeros pakeitimo, tai buvo svarbiausias gal įvykis. Svarbiausias įvykis, kad aš išėjau iš samdomo darbo, aš išėjau iš, labai sakyčiau,
prestižinio, ar kaip sakyti, darbo, projekto vadovo, kur atidirbau 8 metus ir turėjau ir, pavadinkime, ar vardą, ir stabilumą, ir mažą atlyginimą. Man tas ar netenkino ir tiesiog jau buvo uždarytos visos galimybės augimai. Nenoriu kaltinti kitų, tiesiog aš gal pats į tai patikėjau ir pats priėmiau, kad aš turbūt nenorėčiau ten toliau tobulėti. Ir pasiryžau visiškai pakeisti sritį. Ir pradėjau, dar būdamas projekto vadovu, aš jau pradėjau tą karjerą su konsultacijom apie sveiką gyvenimo būdą, apie sveiką mitybą, kaip turėti daugiau energijos, kaip turėti jėgų, kaip nesusirgti, svarbiausia, gal nesusirgti blogas žodis, kaip būti sveikam. Reikėtų eiti link kažko, ne nuo kažko bėgti. Bet kai aš jau grįžau iš ten, aš tiesiog galvojau, eina metai, eina mano gyvenimas, ko aš laukiu dar. Ir kas atsitiks po metų, arba kas atsitiks po pusmečio, galbūt vėliau aš padarysiu tą sprendimą, nevelnio. Jeigu tu darai sprendimą, tu darai jį dabar ir tai yra geriausias laikas. Ir aš padariau tą sprendimą, padėjau pareiškimą ant stalo, aišku, ten nesuprato, bandė susitarti su manim, palikti gal kitoj pozicijai, bet aš tiesiog gal per daug pavargau ten ir aš nenorėjau jau ieškoti kompromisų ir išbandyti save kitur. Ir pradėjau dirbti su finansinėm konsultacijom ir realiai padėti žmonėm sukurti finansinį saugumą. Aš nekalbu apie ten didžiulius turtus, jeigu apie tai kalbant yra ir būdų tokių, bet tai yra jau, vadinkime, išskirtiniai žmonės ir kurie nori tai turėti. Tikrai su manim susisiekia, mane suranda ir mes galim bendrai padaryti jiems asmeninius finansinius planus, kaip sukurti savo verslą, per daug neįkuojant galbūt energijos pradžiai, per daug neįkuojant laiko, o tiek, kiek žmogus nori. Aš viskas nušokau, pavadinkim, su tokių mažų pažašutų, kritau, tai jis išsiskleidžia, tai vėl jis susipina ir aš vėl krentu ir vėl išsiskleidžia, tai kol kas dar, pavadinkim, aš neturiu tokio stabilaus skrydžio, bet realiai aš labai džiaugiuosi to skrydžiu, mėgaujuosi tą laisvę ir kad galiu būti su savo šeima daugiau, kad aš neturiu važiuoti į Švediją ir matyti savo šeimą tik tai per Skype'ą. Kas liečia pinigus, ta kelionė iš karto atsipirko. Tai vėlgi buvo puikia istorija, kur aš pasidalinau tiesiog, ko aš išmokau. Ir žmonių buvo salė kiek apie 50 žmonių, kurie norėjo išgirsti tą istoriją apie Tony Robbinsą ir ko aš ten išmokau, tai 20 žmonių iš karto pasirašė ir važiuosim kartu jau kitą kovą. Labai džiaugiuosi dėl jūsų visų ir kviečiu mūsų klausytojus išsiskirti trumpai muzikiniai pertraukėliai, po kurios visgi pakalbinsim Jurgį detaliau papasakoti tai, ką jisai išmoko, ką jisai sužinojo ir kaip keičiasi jo gyvenimas. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vents d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage.
Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Taigi pakamantinėkime truputėlį Jurgį, kad daugiau mums papasakotų apie save. Jurgi, tu taip vis aptakiai pasakoji, kad kažką nuvažiavai, kažką kažkur veikiai, ar ne, su Robinsu kažko tikėjais, kažką gavai, o dabar skrendi su parašutu, ar ne, dar vis leidės. O kokios buvo tokiu atveju kliūtis prieš Anthony Robbins seminarą? Kas tau trukdė tada padaryti sprendimus, šokti tuo parašutu? Kuom padėjo Anthony Robbins seminaras tokiu atveju? Geras klausimas. Visada aš gal buvau toksai pataikus, ar kaip sakyti, tikėjau visko, ką man sako. Jeigu kažkokia yra galimybė, aš visada ją čiumpu ir 100 kartų nudegiu. Tiesiog žinau, kad jeigu man kažką pasako, man labai, viskas patinka, aš labai noriu taip turėti ir drebu net, po to bum ir apgautas visada. Tai jau toks imunitetas. Ir kai dabar vėl pasiūlė man tokią galimybę, kaip sakau, kaina tik dabar galioja, jeigu jūs išeisit, jau šiandien jau nebegalios, aš iš karto man kokia reakcija. Kad vėl mane apgauna, o jeigu neapgauna, tai turbūt apgauna. Realiai tiesiog aš bijojau. Vėl bijojau suklysti eilinį kartą. Bet tuo momentu aš pajutau tokį dalyką ir man labai strigo tokia frazė, kaip jeigu tu priimi sprendimą, tai geriausias požymis, kad tu tą sprendimą priimi, tai yra veiksmas. Iš karto, akimirksniu. Tai tas veiksmas ir buvo, kad aš užpildžiu tą registracijos formą ir tą patį vakarą suradau už kažkur pinigų, ten turėjau tokią jaudai dieną atidėtą, ten net terminuotą indėlį, ten kitą valiutą, turėjau viską ten nuimti tą pinigų sumą ir sumokėti tą. Aš tai atsiprašau, gal patikslinsiu klausimą iš tikrųjų, kokios kliūtis buvo apskritai gyvenime tavo. Tarkim, įsivaizduoju, kad nebūtų buvę Anthony Robbins seminaro, ar ne? Tu gyveni, tu jauti, kad darbas iš tikrųjų nėra tavo tas pašaukimas, ar ne, kad nerealizuoji savęs, kad nėra kur augti. Kodėl tau tada trukdė? Tu prasme, kodėl negalėjai imti ir išeiti iš darbo būtent tada? Nes dabar išėjai, ar ne, keiti savo gyvenimą, keiti požiūrį, pradėjai gyvendinti svajones, ar ne, apie kurias pakalbėsi vėliau. Tai kodėl negalėjai be Anthony Robbinso padaryto sprendimo? Imti ir šokti nuo tramplyno. Bijojau. Tiesiog bijojau, kad man nepavyks. Tiesiog per daug aš buvau gal muštas tame gyvenime ir aš neturiu palaikymo iš savo šeimos pusės. Aš nekalbu apie žmoną, aš kalbu apie savo tėvus. Apie juos aš tikrai nenoriu kalbėti, ten yra tragiška situacija, bet kas liečia finansinę pusę, tokį finansinį pagrindą, tai yra didžiulį problema ir aš nuo pat vaikystės jutau pavojų. Kad kas man be atsitiktų, ar trauma, ar avarija, ar koks ten, nežinau, iš darbo išmetinimas, aš žinojau, kad realiai aš neturėsiu iš ko gyventi, aš neturėsiu ką valgyti. Ir jeigu aš jau kažkaip įleidau tas šaknis į tą darbą, kur, pavadinkim, aš išgyvenau, tai yra, turiu pinigų, užtenka, išgyventi, kažkaip išsisaugoti, bet kad gyventi, kad keliauti, kad gyventi savo svajonės, dirbant nuo 7 rytų iki ten kokių 6 vakaro, tiesiog tas svajonė dingsta. Tu pradedi susitaikyti. Man rytoj bus 33 metai ir realiai, kai tau jau 30 metų ir tu esi tokioj gyvenimo kryžkelėje, kai tu realiai esi 2 kambarių bute, kuris yra kreditų iki 2050 metų, kai tu uždirbi apie 2,5-3 tūkstančius litų, tiesiog gėda. Atrodo, ir aš išsilavinimo, ir ten 10 baigęs, bet turėjau tokį bagą, kaip pavadinkim, kažkokį virusą savyje, kuris sakė, kad tu, Jurgi, nesi pakankamai ir tritaškis, nepakankamai protingas, nepakankamai gal išsilavinimas, gal neturi švaraus lietuviško, nežinau, akcento, nes aš pusiau lietuvis aš esu ir pradėjau lietuvių kalbą mokytis nuo 94 metų, kai man buvo 14. Tai vėlgi, tai yra, ar čia pasiteisinimas, vėlgi, tos abejonės. Abejonės mane ir laikė nuo to. Prarasti dar daugiau, kad aš darydamas kažkokį žingsnį pavojingesnį galbūt, ar reikėjo gal paskolinti pinigų, pradėti kažkokį verslą. Aš vėl bijojau, kad man nepasiseks, ar aš krysiu dar giliau, kur aš nemačiau nei kitos galimybės, kad man galėtų ištiesti ranką ir padėti. Nei iš draugų pusės, nei iš tėvų pusės, nei iš brolių pusės. Yra toks, nežinau, ar jūs jautėt kada nors tokį kaip vienatvės jausmą. Kai tu esi vienas, pasimetęs gal miške ir tu žinai, kad tu neturi nei ryšių priemonių, kai yra jau naktis ir nuo tavęs priklauso, ar tu išeisi, ar tu nesušalsi, ar tu ten kažką aplamai. Ir kai tu surandi tokią trobelę šitam miške,
užėjini, ten, šiek tiek šilta, šiek tiek maisto ir ką daryti. Ar gyventojų trabeliai? Išgyventi galima, taip, ten ir uogų pavalgysi, ir grybų ten, ir galbūt ten būsi toksai, bet man tik dabar galva atėjo ta istorija. Bet gal reikėtų susiruošti į kelionę, pasižiūrėti, suplanuoti tą kelią ir ryžtis išeiti į geras žemės. Galbūt kur yra žmonės, kur yra galimybės, kur yra kitoks gyvenimas. Nes būtent tuo momentu ir aš pradėjau domėtis, skaityti knygas, kurios davė gerų idėjų. Ir knygos tai ir tas pats Anthony Robbins, ir Jim Rohn, ir Napoleon Hill. Tai yra puikūs rašytojai, kurie padeda atskleisti savyje tą slypinčią galią. Padeda suprasti, kad nuo tavęs priklauso tas gyvenimas. Kad nereikia iškoti pasiteisinimo iš išorės, kad, tarkim, pabandykit nupaišyti tokį ratą ir parašykit aš. Žinot? Ir dabar klausimas jums. Pradedam su manim verslą. Koks skirtumas? Pradedam su manim verslą šiandien. Ir kokias mintis aš kartu susirašykit. Neturiu pinigų. Rodiklėlė iš išorės į vidų, į tą apskritimą, kur aš parašyta. Aš neturiu pažinčių. Aš nemoku kalbos. Aš neturiu laiko. Mano šeima nepritars. Mano draugai nepritars. Man tas galbūt neįdomu. Man ir taip gerai. Ir sugalvokit dar kokių 20 punktų. Taip pavadinkim pasiteisinimai savo. Kaip bebūtų, ar jūs galite kitaip sakyti, ar čia priežastis, galite pavadinkti priežastis. O dabar pabandom kitą ratą nupiešti. Kita spalva, galbūt žalia, kad būtų kitokia ir parašykit vėl aš. Ir tas pats klausimas, pradedam verslą su manim dabar. Okay. Ir dabar žiūrim, aš galiu išmokti kažkokių įgūdžių, aš galiu perskaityti knygą, aš galiu nuvažiuoti tam tikrą seminarą, aš galiu investuoti į savo žinias, aš galiu investuoti į kažkokią kompiuterinę programą, aš galiu uždirbti pinigų ir nusipirkti gal kompiuterį, kažkokias darbo priemonės. Aš galiu pasiskolinti pinigų ir sudaryti, vadinkim, normalų verslo planą su apgalvota rizika, ką darysi. Aš galiu pradėti keltis anksčiau, aš galiu nustoti žiūrėti televizorių, aš galiu nustoti daryti nesąmonės kažkokias, gal savaitgalis gerti su draugais. Aš galiu galbūt pakeisti tos pačius draugus ir bandyti ieškoti kitų autoritetų. Suprantat skirtumą? Pirmam apskritime jūs ieškot priežasčių iš išorės, galbūt ten ekonominė padėtis bloga arba dabar krizė. Koks skirtumas? Jūs galite įtakoti krizę? Ne. Jūs galite įtakoti, ar yra koks dabar prezidentas? Ne. Ar galite įtakoti kito, gal savo darbdavio mintys? Nu, nelabai. O dabar žiūrim kitą apskritimą. Aš galiu išmokti kalbą. Galiu? Taip, galiu. Galbūt ne iš karto, bet po 10 žodžių į dieną tikrai. Galbūt pažiūrėti valandą kažkokio video arba pradėti žiūrėti animacinius multikus, kur pradėti suprasti, apie ką ta kalba eina. Ar aš galiu pradėti keltis ryte ir eiti pasivaikščioti pradžią, aš nesakau apie bėgimą. O jeigu lyja? Nesinori bėgti. O galim gal skėti ir tiesiog prisėti, fainai. O koks tolkas už tą? Savivertis jausmas didėja. Ta maža pergalė, dar viena maža pergalė, dar kita maža pergalė, kad tu bent padaryk sąrašą 5 dalykų į dieną ir juos padaryk, dienos pabaigoje jausies labai čiotkai. Prieik prie veidrodžio ir pasakyk, aš savo patinku, aš labai gražus, aš labai fainas žmogus, labai draugiškas, dėl to, kad aš moku bendrauti, dėl to, kad aš esu geras, dėl to, kad aš padarau tai, ką aš pasakau. Tai yra dalykai, kuriuos aš galiu įtakoti, tai yra nukreipti į mane, o ne į išorę. Ir mano galbūt buvo svarbiausias atradimas, kad pradėti ieškoti būdų, o ne pasiteisinimų. Ir jeigu sunku rasti būdų, tai turbūt tas kodėl, dėl ko tu nori aplamai kažką keisti, yra galbūt ne toks stiprus. Pagalvokit, ar jūs norit būti sveikas, ar jūs norit, kad jūsų tėvai būtų sveiki, galbūt nereikėtų jums mokėti už būtą. Neieškokit pasiteisinimų, kad man ir taip sunku, aš turiu 3 vaikus ar 2 vaikus, ar aš turiu mažai apmokamą darbą ir aplamai man už 5 metų į pensiją, galbūt, jeigu ten dirbi kokį nors, nežinau, tarnybą. Koks skirtumas? Pasiteisinimai milijonai ir aš sutinku, jūs 100% teisūs, nes jūs tai tikit, jūs tai sugalvojate, tai yra tiesiog geri pasiteisinimai, taip, bet ar jie veda jūs prie sėkmės? Ar jie veda jūs prie geresnio gyvenimo, prie geresnių pinigų, prie galbūt kelionės ir poilsio po palmę? Tiesiog leiskit savo daugiau gal svajot, o ne iškoti tokių dalykų, kurie tempia apačią. Nukirpkit tos inkarus, tiguoja ten skęsta, koks skirtumas, jūs turite pasirinkimo teisę. Man buvo toks ir iššūkis, ar atsakant tavo klausimą, Marija,
Tuo momentu aš supratau, kad stop, užteks, ieškoti pasiteisinimų. Kažką darom. Nepavyks, ką aš mirsiu dėl to. Vis tiek mirsiu kažkada. Tai baisiausia, galbūt ir neįvyks. O jeigu įvyks, tai turbūt taip reikėjo. Bet bent aš žinosiu, kad aš nugyvenau ir aš pabandžiau. Ir man nereikės kankinti senatvėj. O kas jeigu? O kas jeigu aš ten būčiau nuvažiavęs ir mano gyvenimas būtų kitoks? Bet vėlgi, galbūt čia mane apgaudinėja, galbūt čia yra vėl verslo triukai, gal čia taip. Koks skirtumas? Jeigu man tai pagerina mano gyvenimą, jeigu tai pagerina gyvenimą mano šeimai, ir galbūt tai pagerins gyvenimą tūkstančių žmonių, kurie su manim turės kažkokius santykius, gal verslo, gal draugystės, koks skirtumas. Aš turiu tą kodėl. Ir man klausia, gerai, jeigu tu būsi finansiškai nepriklausomas, jau sakau, turėsi tiek pinigų sąskaitoje, kad jau būtų sunku išleisti net tavo anūkams. Ir ką tu darysi? Labai geras pratimas, pabandykit. Jūs dabar, pinigai, nereikia dirbti dėl pinigų. Įsivaizduokit, sąskaitoje turi ten 500 000 milijonų dolerių. Iš karto, gerai, nereikia dirbti dėl pinigų. Kaip diena atrodytų? Nepatingėkit, paimkite dabar lapą ir ranką nespausdinkite. Būtent ranką parašykit su tušinuku. Kaip diena atrodo? Kaip jūs keliatės? Kur keliatės? Kas šalia jūsų guli? Ar yra vaikai? Galbūt jų nereikia, galbūt reikės vėliau. Ką jūs matot pro langą? Įsivaizduokit pilnai. Ar galbūt ten yra miestas, galbūt ten yra jūra, galbūt ten yra ežeras ramus. Galbūt dar kažkoks vaizdas, ko jūs norite. O koks tas mėgamasis? Gerai, kur jūs einat? Pasižiūrėkit, ką jūs valgot, kaip jūs pradėsit dieną. Jeigu nereikia skubėti į darbą, jeigu nereikia skubėti kažkur ten daryti, gal jūs eisite pabėgioti po paplūdimį, gal jūs eisite tiesiog palakstyti ten, nežinau, dar kur nors, arba eisit atsigerti labai skanios kavos su pienu. Man labai su pienu patinka. Gal jūs tiesiog eisit į šaltą dušą arba į šiltą dušą. Jums patinka. Ir kaip jūs toliau eisit? Ar atsisėsit ir užkursit savo naują mašiną, arba galbūt atsisėsit ant kokio Harley Davidson. Arba tiesiog ant dviračio ir paraminsit, nežinau, 10 km, kol miega žmona ar vyras. Arba nueisit pas kaimynus, paplipėt. Galbūt išėję į balkoną pamatysit kitą draugą kitam balkonė ir tiesiog pasakysit labas rytas. Tai yra jūsų rytas. Ką jūs toliau darot? Kur jūs toliau važiuojat? Kuo jūs norit užsiimti? Ar gal muziką kurti, gal paveikslą nupaišyti, gal jūs norit kažkokį robotą sukonstruoti, ką aš žinau, arba programą parašyti. Tai yra jūsų reikalas. Bet ką jūs norit, jeigu neriboja pinigai? Taip labai intriguojančiai pasakoja Jurgi. Todėl dabar pakviesiu mūsų klausytojus trumpam išsiskirti muzikiniai pauziai, o po jos pasiteirausime Jurgio, kokiagi yra jo rožinė svajonė, ko jisai trokšta, apie ką jisai svajoja. Dream that you did.
trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know, and I think to myself, what a wonderful world. Someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to, why, oh, why can't Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Taigi tęsime mūsų pokalbį su Jurgi Šnioka. Taip, Jurgi, tai taip intriguojančiai pasakoja, ar ne? Bandai iš tikrųjų paveikti, galima sakyti, mūsų klausytojus, ar ne, kad jie pradėtų svajoti, kad atsisakytų tų visų pasiteisinimų ir pamatytų savo gyvenimą tokį rožiniam spalvom. Tai gal galėtum papasakot, koksgi tavo tas rožinis gyvenimas, kurį įsivaizduoji, tikriausiai jau spėju, atlikai šitą pratimą, ar ne, ir ne kartą. Ir jeigu nepaslaptis, kasgi ten tavo ateities gyvenime yra ir kaip tu ketini to pasiekti? Tai yra labai emocionalu, iš karto sakau, tai yra labai asmeniška, bet aš pasidalinsiu, nes tai yra ne mano rožinis gyvenimas, tai mano gyvenimas, kuris ateina ir link kurio aš bėgu. Aš noriu pabusti vėlgi su savo žmona, su Ilena, daryti miegamojo langus ir pamatyti jūrą. Šiaip labai noriu turėti namuką prie jūros, pamatyti, kaip teka saulė. Ir aš žinau, kad jį mėgsta pamiegoti. Ir aš atsikelsiu vis tiek anksčiau. Aš uždėsiu sportbučius ir lėksiu prie jūros. Parbėgsiu galbūt valandą, kartodamas savo žodžius kaip mantras, kas man reikalinga yra manyje dabar, kad aš stiprus, kad aš kiekvieną dieną stipresnis, kad aš kiekvieną dieną turtingesnis, kad aš kiekvieną dieną sveikesnis, geresnis ir panašiai. Aš pasimėgausiu tos sūrių kvapų, tą gamtą, tiesiog padėkosiu už tai, ką aš turiu. Ir aš kiekvieną dieną dėkoju tai, ką aš turiu, kad aš esu sveikas, kad aš turiu mylimą žmoną, kad aš turiu mylimą dukrą, sveiką dukrą svarbiausia, kad aš galiu tai matyti, kad aš galiu tai liesti, kad aš galiu jausti. Ir grįžęs aš jau pamatysiu, kad Ilena ruošia pusryčius, galbūt kiaušinienę su raudona paprika, sumuštiniai, su kokiais nors ikrais, vėlgi ta pati kava su gušionkė, su tirštintu pienu. Jau Sofija turbūt bus kokių 5, gal 7 metų didesnė. Ir mes susiruošime, eisim į garažą, atsisėsim mūsų naują automobilį ir mes keliausime į aerouostą. Taip, mes skrisime kur nors į, galbūt Ameriką, koks skirtumas, kur nors toliau. Aerouoste mūsų lauks komanda, mūsų draugai, mūsų partneriai, kokie gal 150 žmonių vieną šito miesto. Ir mes važiuojam kokią nors konferenciją arba renginį. Aš skrisdamas ar žiūrėdamas į debesis, žiūriu
užrašus, tiesiog repituoju kažką, sakysiu, kur sakysiu. Kalbėsiu kaip pagrindinis kalbėtojas toje scenai, nes iš viso pasaulio žmonės atskrenda pasisemti gerų minčių, išgirsti mano istoriją. O mano darbas yra padėti jiems pasiekti tai, ko jie nori. Ir kadangi aš jau turiu didžiulę organizaciją, tų žmonių gyvenimai pasikeitę, yra sveiki, yra laimingi ir jie žino, kad jie pasieks savo svajonės, padėdami kitiems pasiekti jų svajonės. Mes atskiriam, truputį pavargę, mus pasitinka automobilį, mes atsisėdam kaip VIP personas, nuvažiuojam į tą konferenciją, su mumis pasisveikina šimtai žmonių, kuriuo galbūt aš ar nematęs, o jie žino mane ir matė mane. Tai yra tiesiog pasididžiavimo jausmas, kad aš žiūriu į savo žmoną, o jį žiūri į mane, kad sako, nu va, Jurgi, tu šitą padarėjai. Nu, pagaliau, žinai, kiek mes kentėjom, kiek buvo daug vargo, bet mes tai padarėm. Taip jaudinusi, taip dreba rankos ir aš išeinu į tą sceną, taip delnai suprakaitavo, bet aš kalbu savo istoriją. Pakviečiu ant scenos Jelieną, aš pakviečiu ant scenos Sofiją, aš dėkoju savo komandai. Nu, galbūt jie verkia, galbūt ir aš pradėsiu verkti. Bet svarbiausia ne tai. Svarbiausia galbūt, kad aš per tą dieną pasakysiu, kad mes pagaliau surinkom pakankamai lėšų ir įsteigėm vaikų namus. Galbūt mes padarėm pagaliau tą didžiulį darbą ir pastatėm senelio namus, kurie galės užbaigti savo kelionę. Mano močiutė dabar šiuo metu yra slaugos ligoninė Vilkpėdėj. Nesakyčiau, kad ten sąlygos yra superinės. Nežinau, ar jie iš ten išeis, bet aš labai norėčiau, kad mano tėvai arba kitų tėvai galėtų pabaigti tą kelią, ne taip skausmingai. O tie vaikai, kurie atsirado tokio gyvenimo situacijų, kad jų tėvai galbūt žuvo, galbūt tiesiog paliko, jie turi teisę gyventi šitam pasaulyje ir gerai gyventi. O jeigu mes turim galimybę ir resursų padėti jiems, nes patikėkit, daug kas iš jūsų turi potencialą. Ir užduokit savo klausimą, ar aš tikrai dirbu 100%, ar galbūt aš 80% laiko praleidžiu prie teliko arba naršydamas Facebook'e. Ir pagalvokit, ar jūs norėtumėte šiek tiek palikti pėdsaką šitam pasaulyje, šito žemėje, kad jūs kažką padarėt. Mane tai veža, mane tai įkvepia ir kiekvieną rytą padeda keltis. Ir entuziastingai, vėlgi, dabar uždėtos sportbačius, nesvarbu koks oras, ir aš bėgu kiekvieną rytą. Jau beveik lygiai metai aš kiekvieną rytą išbėgu. Aš čia patikslinsiu tik tai klausytam iš tikrųjų, kad išbėga jisai ne bet kada, keliasi tikriausiai 5:30, ar ne, kartais net 5 valandą pasakodavai, vasarą aš taip spėju, ir pasiryžęs bėgi, nesvarbu, ar lyja, ar vėjas pučia, ar sninga, ar ne, užsidėjęs tuos savo batelius, kaip sakai, sportinius, bėgi tuos savo, nežinau, kiek 5 kilometrus, ar ne, darai atsispaudimus ir tai mane labai žavėjo, nes tu visą šitą darai dar prieš Anthony Robbins seminarą. Ne, tai mane iš tikrųjų, sakau, žavėjo ir tavo fizinė sveikata irgi tai įkvepia iš tikrųjų daryti ir sekti žmogumi, kuris puikiai atrodo, puikiai jaučiasi ir kuris entuziastingai kalba apie tai, ką veikia. Ir iš tikrųjų aš, beklausydama tos tavo svajonės, vizijos, gal net norėjau patarti, atmesti žodžius galbūt, nes aš jau tave bepasakojant jau įsivaizdavau ant tos scenos, jau įsivaizdavau įkūrusi tiek vaikų namus, tiek senelių prieglaudą ar senelių namus, aš net nežinau, gal surasi gražų pavadinimą tiem namam. Ir net nebuvo to žodžio galbūt. Ir tave pažįstant jau, aišku, dabar galvoju, gal pusmetį esam pažįstami, aš matau, kad jau pusę kelio tai esi nuėjęs. Ir vaikas gražus auga, ir mylinti žmona, ir automobiliai atsiranda, ar ne. Ir tokie atrodytų buitiniai dalykai, kurie vis dėlto tau teikia pasitenkinimo savimi. Daraisi tvirtesnis, iš tikrųjų mano akise augi, pasitikinti savimi žmogus esi ir jautėsi, kad skausminga ta praeitis buvo, ar ne? Ir greičiausiai daugelis žmonių jaučiasi tokie pasimetę kelyje, ar ne, nesijaučia saugiai savo gyvenime, kad ir dėl finansinės pusės, ar ne? Ir dabar matau, kad tu vis dėlto žengi tą žingsnį, ar ne, parašiutas skleidžiasi ir vėl išsiskleidžia. Ir iš tikrųjų klausytam noriu pasakyti, kad džiaugiuosi savo draugu, jo pasiekimais, nes jaučiuosi, lyg matyčiau vaiką, kuris auga mano akise, kuris pasiekė tokių rezultatų. Ir jau laidai einant į pabaigą noriu užduoti tą klausimą apie sėkmingus žmonės. Anksčiau, kaip supratau, savęs nejautei sėkmingų žmogumi, bet dabar klausant tavo istorijos, kaip manai, ar galėtum dabar įvardinti save kaip sėkmingą žmogų ir kas tau yra sėkmingi žmonės? Vėlgi, kalbant apie save, tai yra sunku pripažinti iš karto, kad taip aš dabar sėkmingas. Bet žiūrint į tai, koks aš buvau prieš 10 metų, koks aš esu šiandien, tai šiandien labai sėkmingas žmogus, o po 10 metų aš būsiu dar sėkmingesnis žmogus. Taip aš galiu pavadinti. Taip, tai nėra riba, tai yra tiesiog augimo procesas, tam tikroji kreivė į tas taškas, bet aš žinau kryptį.
O kiti sėkmingi žmonės, tai jų daug aplink. Yra daug populiarių, yra daug nelabai populiarių. Ir kalbant apie pasaulį, tai vėlgi tas pats Robert Kiyosaki ir Anthony Robbins ir Bodo Schafer ir Algirdas Karalius jau žiūrimi Lietuvą ir Ramūnas Karpuška, kuris man be galo daug padėjo ir padedant atrasti save ir savo kryptį ir padėjo man kurti tą tinklapį Tavo tikslas LT. Ir tu, Marija, tu man padedi. Tiesiog yra, aplinkui tų žmonių yra, tiesiog reikia juos pamatyti ir sakyti, aš noriu juos pamatyti, ar aš noriu su jais susipažinti. Turėkit drąsos, jie yra tokie patys žmonės, jie taip pat valgo, jie taip pat, pavadinkim, eina į tualetą. Koks skirtumas? Bet jie daug pasiekė, turi didelių tikslų. O koks tavo tikslas? Taip, čia geras klausimas, ar ne, retorinis klausimas kiekvienam iš mūsų, tiek klausytojams, tiek man pačiai, tiek tikriausiai Jurgiui, su kuriuo reikia keltis anksti ryte, ar ne šio klausimu. Ir svajonės gražios ir matau šiandien už lango iš tikrųjų puikus oras ir norisi palinkėti tau, Jurgi, kad tos svajonės išsipildytų, ar ne, kad atsirastų daug daugiau svajonių, kad galbūt po tų 5 metų būtų jau ne viena dukrytė, ar ne, gal dar strikinėtų ir koks berniukas, kad namas iš tikrųjų būtų ne tik pajūryje, bet galbūt kokiai Ispanijai ar Prancūzijai, ar kur ten norėtų tavo širdis, ar ne. Ir iš tikrųjų kviečiu ir jūs, brangus klausytojai, iš tikrųjų padaryti tuos pratimus, kuriuos šiandien siūlė mums Jurgis, rasti savo stipriasias pusės, susikurti savo tą didžiąją svajonę ir kiekvieną rytą žingsnis po žingsnio eiti jos link. Ir galbūt, kaip Jurgis sakė, atsikelkit, užsidėkit sportbačius, išsiskleiskit skėtį, jeigu lauke lyja ir drąsiai eikit pasitikti savo svajonės. Su jumis buvo Marija Glorija ir laida Sėkmingi žmonės. Jeigu norite pasidalinti savo sėkmės istoriją, drąsiai rašykite man į marija.glorija.luksa@gmail.com. Marija Glorija rašykite be jo raidžių ir likite laimingi.